Islandijoje nubunda ugnikalnis. Kalnas išsiveržė, į dangų išmesdamas milijonus tonų pelenų. Islandijoje dabar vyksta kažkas neįprasto. Pastaraisiais metais šioje šalyje vienas po kito įvyko stiprūs žemės drebėjimai ir ugnikalnių išsiveržimai. Pasak Islandijos meteorologijos tarnybos ir geologų, tai nėra tiesiog įprastas ugnikalnių aktyvumas. Tai yra dalis labai ilgo geologinio ciklo, kuris gali tęstis per daugelį kartų. Ir kas stebina, čia kalbama ne apie kelerius metus. Gali būti, kad tai tęsis dar 200–400 metų. Tai reiškia, kad šiandien Islandijoje gimstantys vaikai greičiausiai vis dar patirs tą pačią vulkaninę veiklą, net ir sulaukę senatvės. Ir net jų anūkai bei būsimos kartos gali susidurti su tą pačią situaciją. Bet kodėl tai vyksta? Kodėl atrodo, kad šioje šalyje nuolat veržiasi lava ir dreba žemė? Atsakymas slypi pačioje Islandijos gelmėse. Tačiau prieš pradėdami diskusiją norėčiau paprašyti jūsų paspausti patinka ir taip pat užsiprenumeruokite mūsų kanalą. Tai mums turinio kūrėjams labai padeda. Taigi pradėkime. Tai nėra tik paprasta sala Atlanto vandenyno viduryje. Tai viena iš retų vietų pasaulyje, kur tiesiogiai susitinka dvi milžiniškos žemės tektoninės plokštės. Vienoje pusėje yra Šiaurės Amerikos plokštė, o kitoje pusėje yra Eurazijos plokštė. Jos po truputį tolsta viena nuo kitos kiekvienais metais. Jų judėjimas yra labai lėtas. Jis beveik toks pat lėtas kaip ir mūsų nagų augimas. Tačiau net ir toks lėtas judėjimas turi didžiulį poveikį po žeme. Kai šios dvi plokštės tolsta viena nuo kitos, žemės plutoje atsiranda plyšys. Iš labai karštos mantijos dalies magma kyla į viršų, kad užpildytų naują erdvę. Kai magma atvėsta, ji virsta nauja uoliena. Tokiu būdu žemės plutos pamažu daugėja. Taip susiformavo labai ilgas Vidurio Atlanto kalnagūbris, ilgiausia kalnų grandinė visoje planetoje. Jo ilgis viršė 16 000 kilometrų. Skirtumas tik tas, kad beveik visa ši dalis yra paslėpta po jūra. Tačiau Islandijoje viskas kitaip. Nes šis kalnagūbris staiga pakyla ir iškyla virš vandenyno paviršiaus. Ir čia prasideda unikali šios šalies istorija. Bet kas slypi po Islandiją? Iš tikrųjų, po Islandiją veikia dar viena stipresnė jėga. Ne tik tektoninių plokščių atsiskyrimas. Tektoninės plokštės yra priežastis, kodėl Islandija yra tokia aktyvi. Tačiau yra dar viena didelė priežastis. Visa šalis yra tiesiai ant mantijos karštosios dėmės. Kas tai yra? Tai yra žemės viduje esanti dalis, kurioje temperatūra yra aukštesnė nei įprastų mantijos uolienų. Ir dėl didžiulės kaitros uolienos lengviau tirpsta ir virsta magma. Susikaupia daugiau magmos. Padidėja žemės drebėjimų tikimybė. Ir didesnė tikimybė, kad įvyks stiprūs ugnikalnių išsiveržimai. Tai tarsi dvi skirtingos mašinos, kurios vienu metu stumia aukštyn toje pačioje vietoje. Todėl nenuostabu, kodėl Islandija yra vienas aktyviausių vulkaninių regionų visame pasaulyje. Geologų teigimu, Vidurio Atlanto kalnagūbrio ir mantijos karštosios dėmės derinys vienoje vietoje yra labai retas reiškinys Žemėje. Tai taip pat yra priežastis, kodėl sala nuolat didėja labai ilgą laiką. Kol daugelis šalių jūra pamažu ryja dėl erozijos, Islandija toliau kuria naują žemę. Naują žemę iš ugnies, kylančios iš planetos gelmių. Nepaisant to, jei pagalvotume, Žemė iš tikrųjų yra labai sena. Manoma, kad mūsų planetos amžius yra daugiau nei 4 milijardai metų, tačiau palyginus su tuo, Islandija atrodo tarsi ką tik gimusi pasaulio dalis. Geologų požiūriu ši šalis yra labai jauna. Remiantis Islandijos meteorologijos tarnybos ir geologų tyrimais, seniausios uolienos Islandijoje yra vakarų fjorduose ir rytiniuose fjorduose. Jų amžius yra tik apie 16–18 milijonų metų. Mums tai gali atrodyti kaip labai ilgas laikotarpis. Tačiau Žemės istorijoje tai beveik kaip vakar. Tad turėtumėte supratimą, daugelio žemyninės Europos dalių uolienos yra daugiau nei 500 milijonų metų senumo. Tai reiškia, kad skirtumas su Islandija yra milžiniškas. Ir kuo labiau keliaujate į pietus šalyje, tuo Žemė tampa jaunesnė. Rigdaneso pusiasalyje daug žemės plotų susiformavo tik prieš 3–7 milijonus metų. Geologijos pasaulyje tai vis dar labai jauna. Tai reiškia, kad gamta dar nėra baigusi formuoti šios šalies. Iki šiol ją nuolat keičia ugnikalniai. Vienas geriausių to pavyzdžių yra maža Surtsėjaus sala. 1963 metais toje Atlanto vandenyno dalyje nebuvo jokios salos, ten buvo tik jūra.
Po to po vandenynų pradėjo išsiveržti ugnikalnis. Lėtai iš gelmių kilo lava, jie atvėso, kai susimaišė su jūros vandeniu. Ir vos per kelerius metus gimė nauja sala. Atrodė, tarsi iš jūros staiga būtų iškilęs naujas pasaulio gabalėlis. Kadangi mokslininkai tiksliai žinojo, kada susiformavo Surtsey sala, jie pavertė ją labai svarbia gamtos laboratorija. Paprastiems žmonėms griežtai draudžiama čia patekti. Tai padaryta tam, kad nebūtų sutrikdytas natūralus gyvybės atsiradimas. Bėgant metams paukščiai pamažu pradėjo atskristi. Vėliau vėjas atnešė augalų sėklų, pamažu daugėjo žolių, samanų, vabzdžių ir kitos gyvybės. Dėl to mokslininkai pamatė, kaip ekosistema prasideda vietoje, kuri anksčiau buvo vien uola ir lava. Tai viena iš nedaugelio vietų pasaulyje, kur buvo galima stebėti visos ekosistemos formavimąsi beveik nuo pat pirmos dienos. Tačiau Islandijos jaunumas turi ir kitą pusę. Kai žemė dar jauna, tai reiškia, kad po ją esantys plyšiai vis dar švieži. Magmos judėjimas yra daug aktyvesnis. Dažniau išsiveržia ugnikalniai ir dažniau įvyksta stiprūs žemės drebėjimai. Pasak Islandijos meteorologijos tarnybos, visoje šalyje yra maždaug 30 aktyvių vulkaninių sistemų. Tikslų skaičių nėra lengva nustatyti. Yra vulkaninių sistemų, kuriuose yra tik vienas didelis ugnikalnis. Tačiau yra ir labai ilgų plyšių po žeme, kurių skirtingose vietose gali vykti išsiveržimai. Kai kurie taip pat būna ramūs šimtus metų, kol vėl pabunda. Todėl priklausomai nuo to, kaip geologai skaičiuoja, pagrindinių aktyvių vulkaninių sistemų skaičius gali būti nuo 28 iki 33. Per pastaruosius 10 000 metų į Islandijoje išsiveržė daugiau nei 100 ugnikalnių. Tai vienas didžiausių skaičių visoje Europoje. O dėl ypatingo šalies vietos, beveik visų rūšių ugnikalnių išsiveržimai gali įvykti čia. Čia galima pamatyti ugnikalnius, kurie lėtai išleidžia skystą lavą, tekančią daugybę kilometrų. Taip pat yra ugnikalnių, kurie staiga sprogsta ir išmeta milžiniškus pelenų debesis į dangų. Taip pat yra išsiveržimų, kurie vyksta tiesiai ilgose žemės plyšiuose, o ne tik ant vieno kalno. Taip pat susidaro didelės kalderos, kai po žeme išeikvojama labai daug magmos. Paprasčiau tariant, Islandija yra tarsi didelė klasė mokslininkams, norintiems tirti beveik visas pasaulio ugnikalnių rūšis. Tačiau nepaisant visų šių pavojų, dauguma Islandijos gyventojų vis tiek čia gyvena. Bet kodėl? Nes klimatas visoje šalyje nėra vienodas. Centrinė Islandijos dalis beveik visiškai sudaryta iš kalnų, lavos laukų, ledo ir plačių vulkaninių dykumų. Šioje vietoje beveik visus metus labai šalta. Čia gyvena tik nedaugelis žmonių. Kita vertus, pakrantėse sąlygos yra geresnės, ypač pietvakarinėje šalies dalyje. Todėl padeda Golfo srovė, šilta Atlanto vandenyno srovė. Dėl to daugelis uostų neužšąla net žiemą, o žvejoti vandenyse aplink Islandiją yra lengviau. Kadangi žuvies gausu, ypač menkių, čia pradėjo augti daugelis bendruomenių. Didėjant gyventojų skaičiui augo ir miesteliai. Atsirado daugiau kelių, daugiau namų, daugiau ligoninių, daugiau mokyklų ir galiausiai tai tapo visos šalies ekonomikos centru. Šiuo metu didelė Islandijos gyventojų dalis gyvena netoli Reikjaviko ir jo apylinkių. Čia taip pat yra dauguma svarbiausių šalies infrastruktūros objektų. Tačiau gamta Islandijai padovanojo ne tik žuvį. Jie taip pat išmoko naudoti šilumą sklindančią tiesiai iš po žemės. Vietoj to, kad pasikliautų anglimi ar dideliais iškastinio kuro kiekiais, Islandija naudoja geoterminę energiją. Pagal oficialius Islandijos duomenis, daugiau nei 85% šalies namų šildomi naudojant geoterminį vandenį. Iš po žemės labai karštas vanduo iškeliamas naudojant gilius gręžinius. Tada jis tiekiamas į namus, pastatus, baseinus ir net kai kurias gatves, kad žiemą ištirpdytų ledą. Paprasčiau tariant, ta pati šiluma, kuri gali sukelti pražūtingą ugnikalnio išsiveržimą, taip pat suteikia patogią ir švarią energiją milijonams žmonių. Tačiau augant miestams ir didėjant infrastruktūrai didėja ir pavojus, nes dabar daugiau žmonių gyvena vietovėse, kurias gali paveikti kitas ugnikalnio išsiveržimas. Ir kas dar labiau neramina, tai nėra pavojus, kuris gali įvykti tik po kelių šimtų metų. Pasak geologų yra požymių, kad po Reikjanės pusiasaliu vėl juda magma. O kitas šios istorijos skyrius prasidės netolimoje ateityje, o tiesiai po žmonių kojomis. Daugelį metų Reikjanės pusiasalis atrodė ramus.
Kartais vis dar pasitaikydavo žemės drebėjimų, tačiau nebuvo jokių ženklų, kad artėja dideli pokyčiai. Kol galiausiai 2019 metų pabaigoje staiga pradėjo daugėti žemės drebėjimų aplink Fagradalsfjall. Iš pradžių buvo juntami tik keli drebėjimai, bet bėgant savaitėms beveik kasdien pasitaikydavo naujų smūgių, kurie palaipsniui stiprėjo. Pasak Islandijos meteorologijos tarnybos, iki 2021 metų pradžios per kelias savaitės viename regione buvo užfiksuota daugiau nei 40 000 žemės drebėjimų. Tai nėra įprastas žemės drebėjimas, tai taip pat nėra didelis drebėjimas, po kurio seka pakartotiniai smūgiai. Geologai tai vadina seisminiu spiečiumi. Tokioje situacijoje tūkstančiai mažų ir vidutinių žemės drebėjimų vyksta vienas po kito be aiškaus pagrindinio drebėjimo. Paprastiems žmonėms tai baisu patirti, tačiau mokslininkams tai yra labai svarbus įspėjimas. Kai Islandijoje vyksta tokio tipo seisminis spiečius, dažniausiai po žeme vyksta dideli pokyčiai. Daugeliu atveju tai yra ženklas, kad juda magma. Bet kaip tai vyksta? Įsivaizduokite žemės plutą kaip storą stiklą. Kai labai karsta magma iš mantijos toliau kyla į viršų, ji ieško silpniausios vietos uolienoje. Kai ji randa mažą plyšį, magma stengiasi jį išplėsti. Didėjant plyšiui daugėja ir drebėjimų, tačiau ugnikalnis dar neišsiveržia. Vietoj to magma tarsi pamažu skverbiasi į plutą. Kuo daugiau magmos patenka vidun, tuo labiau kyla slėgis. Kai uolienos nebegali sulaikyti šios jėgos, tik tada įvyksta išsiveržimas. Būtent tai ir nutiko Islandijoje. 2021 metų kovo mėnesį, po kelių mėnesių nuolatinių žemės drebėjimų, Fagradalsfjall vietovėje žemėje atsivėrė ilga įtrūka. Užuot išsiveržęs didelis kalnas, atsivėrė ilgas plyšys. Iš jos nuolat tekėjo lava. Pasak mokslininkų, pirmasis atsivėręs plyšys buvo maždaug 180 metrų ilgio. Visas slėnis atrodė kaip ugnies upė. Daugelis gyventojų pirmą kartą gyvenime matė tokio tipo išsiveržimą. Pasak Islandijos valdžios institucijų, tai taip pat yra pirmasis ugnikalnio išsiveržimas Reikjaneso pusiasalyje. Po maždaug 800 metų tylos, tačiau tai nebuvo pabaiga. Iš tikrųjų, tai buvo tik pradžia. Po to, kai išsiveržimas sustojo, po beveik 6 mėnesių daugelis žmonių tikėjosi, kad problema baigėsi. Tačiau toks įsitikinimas buvo klaidingas. 2022 metais vėl įvyko išsiveržimas. Po to vėl įvyko išsiveržimas 2023 metais. Bėgant laikui, geologai pastebėjo, kad magma aktyvumas persikelia į kitas Reikjaneso pusiasalio dalis. Pamažu ji juda link Svartsengi vietovės. Čia situacija pradėjo rimtėti. 2023 metų lapkričio 10-ąją pagal Islandijos civilinės saugos tarnybą beveik visas Grindaviko miestelis buvo evakuotas. Daugiau nei 3700 gyventojų turėjo palikti savo namus. Ne todėl, kad iškart kilo pavojus, bet todėl, kad mokslininkai pastebėjo didžiulę magmos intruziją einančią tiesiai po miesteliu. Paprasčiau tariant, didžiulis magmos kiekis juda po žeme ir bet kuriuo metu ji gali rasti kelią į paviršių. Praėjus vos kelioms dienoms po evakuacijos, pačiame Grindaviko mieste atsivėrė daugybė plyšių. Kai kurie namai buvo apgadinti, keliuose atsirado gilios įtrūkos. Taip pat buvo pažeisti kai kurie vandentiekio vamzdžiai ir kita svarbi infrastruktūra. Pasak Reuters ir Islandijos valdžios institucijų, tai yra viena didžiausių gamtinių nelaimių, kurias Islandija patyrė per pastaruosius dešimtmečius. Iki šiol Grindaviko mieste vis dar gyvena nedaug nuolatinių gyventojų, nes išlieka didelė naujos išsiveržimo grėsmė. Tačiau geologams svarbiau yra vienas jų pastebėtas dalykas. Tai buvo ne tik vieno ugnikalnio pabudimas. Jų manymu vėl prasidėjo labai ilgas geologinis ciklas, kuris paskutinį kartą įvyko dar vikingų laikais. Ir čia istorija tampa itin svarbi. Kai pirmieji norvegų naujakuriai atvyko į Islandiją 874 po Kristų, jie kruopščiai užrašinėjo svarbius įvykius. Jų senuose įrašuose ir saguose yra pasakojimų apie ugnį kylančią iš jūros ir tamsą net vidurdienį. Daugelį amžių kai kurie manė, kad tai tik legendos. Tačiau, kai šiuolaikiniai geologai ištyrė senas lavos sroves, vulkaninių pelenų sluoksnius ir nuosėdas aplink Reikjanesą, jie pastebėjo, kad daugelis detalių atitinka tai, ką užrašė vikingai. Islandijos geologijos tarnybos ir kitų tyrimų institucijų tyrimai parodė, kad Reikjanese 1210–1240 metais įvyko didelių išsiveržimų serija.
Šis laikotarpis dabar vadinamas Reikeneso gaisrais. Tuo metu nebuvo vieno išsiveržimo. Išsiveržimai vyko vienas po kito ir tęsiasi daugelį dešimtmečių. Dėl to buvo sunaikintos plačios ganyklos, ūkininkams kilo sunkumų, daug gyvulių žuvo dėl pelenų ir maisto trūkumo. Tai buvo didelis iššūkis pirmiesiems Islandijos gyventojams. Tačiau šie seni įvykiai tapo dar svarbesni, kai mokslininkai pradėjo tirti gilesnę Žemės istoriją. Po ežerais ir žemės sluoksniais Islandijoje yra ploni vulkaninių pelenų sluoksniai. Paprastam žmogui tai atrodo kaip paprasti pelenai. Tačiau laboratorijoje kiekvienas sluoksnis turi savo cheminį parašą. Skiriasi silicio dioksido, geležies, magnio, kalcio ir kitų mineralų kiekiai, tarsi kiekvieno ugnikalnio piršto atspaudas. Analizuodami šiuos pelenų sluoksnius ir naudodami radiokarboninį datavimą dirvožemiui virš ir po jais, mokslininkai gali tiksliai nustatyti, kada įvyko senovės išsiveržimai. Pagal Islandijos geologinės tarnybos 2020 metais kovo mėnesį paskelbtą tyrimą, jie nustatė, kad tai ne pirmas kartas, kai Reikeneso pusiasalis pabudo. Per pastaruosius 4000 metų keletą kartų buvo ilgi intensyvaus vulkaninio aktyvumo laikotarpiai. Kiekvienas ciklas trunka kelis šimtus metų, po to aktyvumas vėl sumažėja. Ir po maždaug 801 000 metų vėl prasideda naujas ciklas. Štai kodėl geologai dabar rimtai tyria dabartinę situaciją. Ne todėl, kad jie tiksliai žino, kas nutiks toliau, bet todėl, kad dabartiniai įvykiai labai panašus į tuos modelius, kurie jau buvo anksčiau. Ir jei jų interpretacija teisinga, tai gali būti nelaikina išsiveržimų serija. Tai gali būti naujo aktyvumo etapo pradžia, kuris gali tęstis labai ilgą laiką. Vikingų laikais, kai Žemė prasiskirdavo ir iš jos pasirodydavo ugnis, jie beveik nieko negalėjo padaryti. Tik pasitraukti, melstis ir bandyti išgyventi. Tačiau dabar Islandija yra visiškai kitokia. Jie turi palydovus, GPS stotis, žemės drebėjimo jutiklius, mokslininkus, kurie beveik realiu laiku stebi žemės judėjimą. Ir yra inžinierių, kurie tiesioginė prasme stato sienas nuo lavos. Pasak Islandijos meteorologijos tarnybos, prieš išsiveržiant kai kurioms Reikenes dalims, kai kuriuose vietose žemė pakilo dėl po ja besikaupiančios magmos. Tai nėra lengvai pastebima plika akimi. Tačiau su GPS ir palydovinio radaro pagalba mokslininkai gali matyti, kuri žemės dalis išsipučia, grimsta ar juda. Kai žemė staiga pakyla, tai reiškia, kad po ja kaupiasi slėgis. Tai panašu į balioną, kuris pamažu pripučiamas oru. Kai po žeme daugėja magmos, jis stumia žemę aukštyn. Jei dar prisideda tūkstančiai mažų žemės drebėjimų, vaizdas tampa dar aiškesnis. Geologai mato, kur teka magma, kokio jį gylio, kokio dydžio ir ar įmanoma, kad jį pasiektų paviršių. Tai nereiškia, kad jie tiksliai žino išsiveržimo laiką. Nė vienas mokslininkas negali tiksliai pasakyti, kurią minutę prasiverš žemė, bet jie gali pastebėti įspėjamuosius ženklus. O Islandijoje kiekviena valanda ankstyvo įspėjimo yra labai svarbi, nes kai lava pradeda tekėti, jos taip lengvai nesustabdysi. Tai ne potvynis, kuris gali greitai atslūgti, ir ne ugnis, kurią galima užgesinti vandeniu. Lava yra išsilydžiusi uoliena, labai karšta ir sunki. Ir kai ji nuolat teka, ji gali uždengti kelius, sunaikinti vamzdžius, praryti žemę ir nutraukti kelią į miestelį. Todėl Islandijos strategija yra ne tik nuspėti, kada išsiverš ugnikalnis. Svarbiau yra žinoti, kur tekės lava, kai ji ištekės. Čia įsitraukia inžinieriai. Jie naudoja kompiuterinius modelius, kad ištirtų žemės paviršiaus formą. Jie žiūri, kur reljefas leidžiasi žemyn, kur gali tekėti lava, kur ji gali sulėtėti ir kur reikia pastatyti užtvaras, kad nukreiptų ją nuo namų, kelių, elektrinų ar vandentiekio vamzdžių. Pasak Reuters ir Islandijos valdžios institucijų, po to, kai grindavojai buvo evakuoti 2023 metais lapkritį, dar svarbesnis tapo apsauginių užtvarų statymas aplink svarbias vietas. Šios sienos nėra skirtos nugalėti ugnikalnį. Lava nėra tokia paprasta. Tikrasis tikslas yra paprastesnis – ją sulėtinti, nukreipti ir laimėti laiko. Net jei pridėtumėte kelias valandas, tai jau būtų didelis dalykas. Galima būtų evakuoti žmones, galima būtų perkelti įrangą, galima būtų uždaryti pavojingus kelius. Galima apsaugoti elektrinę ir karšto vandens tiekimą. Šalyje, kuri priklauso nuo geoterminės energijos, tai labai svarbu. Nes kai sugenda vamzdynai ir elektrinės, paveikiami ne tik namai, paveikiamas ir šildymas. Paveikiama elektra, paveikiamas vanduo, paveikiama visa bendruomenė, tačiau lava nėra vienoda.
Yra lava, kuri yra stora, lėta ir šiurkštaus paviršiaus. Yra ir plonesnė lava, kuri juda sklandžiau ir lengviau teka žemomis vietomis. Pasak Džiavoli geologijos tarnybos USGS, barjero forma ir kampas labai svarbus lavos judėjimui. Jei siena pastatyta neteisingai, lava gali kauptis, pakilti ir persilieti per ją. Tačiau jei kampas teisingas, yra didesnė tikimybė nukreipti lavos srautą į saugesnę vietą. Štai kodėl neužtenka tiesiog supilti žemės. Inžinieriai turi žinoti srauto kryptį, jie turi žinoti greitį, jie turi žinoti istoriją. Ir jie turi veikti, kol lava dar nepasiekė kritinės vietos. Reikjanesyje barjerai buvo statomi iš žemės, žvyro, akmenų ir medžiagų paimtų iš aplinkos. Kartais, kai jie buvo statomi, lava jau buvo visai arti. Tai reiškia, kad komandos dirba žinodamos, jog bet kurią akimirką ugnis gali pakeisti kryptį. Tai nėra įprastas statybos projektas, tai lenktynės su laiku ir kova su pačios žemės jėgomis. Tačiau pirmieji eksperimentai parodė, kad yra vilties, nors jie negali sustabdyti viso išsiveržimo. Jie gali pakeisti lavos kryptį tam tikrais atvejais. Jie gali apsaugoti kai kurias infrastruktūros dalis ir jie gali suteikti žmonėms daugiau laiko išsigelbėti. Čia ir skiriasi šiuolaikinė Islandija nuo Islandijos vikingų laikais. Anksčiau išsiveržimas buvo tarsi likimas. Kai ateidavo lava, tiesiog bėgdavai. Dabar tai stebima iš kosmoso. Matavimai atliekami naudojant jutiklius. Naudojami kompiuteriniai modeliai ir blokuojama žmogaus pastatytomis sienomis. Tačiau, kad ir kokia pažangi būtų technologija, vis tiek yra aiški riba. Žmogus negali įsakyti ugnikaliui įsistoti, jokie įrenginiai negali sustabdyti tektoninių plokščių judėjimo. Ir jokie inžinieriai negali uždaryti gilių plyšių po Reikjanesu. Jie gali tik užbėgti pavojui už akių, interpretuoti žemės judesius, paruošti žmones. Ir nukreipti lavą, kol ji dar nepasiekė miesto širdies. Todėl, kol magma po Islandiją ir toliau juda, šios šalies kova yra ne tik dėl išlikimo. Tai yra apie tai, kiek toli šiuolaikinis žmogus gali žengti koja kojon su jėga, kuri yra senesnė, stipresnė ir gilesnė už bet kurį miestą, kurį pastatėme vienas ant kito. Su kiekvienu nauju išsiveržimu Islandija išmoksta kažką naujo ir kiekvieną naują pamoką jie iškart pritaiko kitam išbandymui. Štai kodėl jų lavos apsaugos kasmet tampa didesnis ir geresnis. Pasak Islandijos valdžios, po kito išsiveržimo Reikjaneso pusiasalyje jie pradėjo statyti labai ilgus apsauginius barjerus aplink svarbiausias šalies vietas. Tai jau nebepaprastas žemių pylimas. Tai jau milžiniškas inžinerinis projektas, kai kurie barjerai siekia kelis kilometrus ilgio, kiti beveik 24 metrus aukščio. Jie tokie dideli, kad teko atidaryti naujus karjerus, kad būtų pakankamai akmenų ir žvyro statybai. Naudojamos medžiagos taip pat nėra paprastos. Dauguma barjerų pagaminti iš tankiai suspausto bazalto žvyro, nes jis atsparesnis dideliam karščiui ir lavos svoriui. Išorėje dedami dideli akmenys, kad barjerai lengvai nesugriūtų. Kruopščiai parenkama ir kiekvieno barjero forma bei kampas. Jų tikslas ne tik sustabdyti lavą. Svarbiau yra kontroliuoti lavos kryptį. Kai inžinieriai žino, kur natūraliai tekės išlydytas akmuo, jie gali nukreipti jį į saugesnę vietą. Tai panašu į potvynio nukreipimą. Negali sustabdyti vandens, bet gali jį nukreipti, kad nepasiektų namų. Tas pats principas taikomas ir lavos srautui. Viena svarbiausių užtvaromis saugomų vietų yra Svartsengi geoterminė elektrinė. Ši elektrinė yra labai svarbi Islandijai. Čia gaunama didelė dalis geoterminės energijos ir karšto vandens, kuriuos naudoja daugelis bendruomenių. Jei ši elektrinė būtų sugadinta, nukentėtų ne tik vienas miestas. Gali būti paveiktas elektros tiekimas, šildymo sistema ir karšto vandens tiekimas plačioje teritorijoje. Todėl vyriausybei labai svarbu apsaugoti šią vietą. Tačiau, kad ir kokios didelės būtų užtvaros, visos teritorijos visiškai uždaryti negalima. Vis tiek turi būti pravažiavimų transporto priemonėms, yra vamzdynų, kurie turi praeiti pro čia. Taip pat turi būti galimybė bet kada įvažiuoti avarinėms tarnyboms. Dėl to kai kuriuose užtvaros vietose yra specialios angos, įprastomis dienomis jos būna atidarytos. Tačiau pasak Islandijos civilinės saugos tarnybos, įranga jau paruošta, kad šias angas būtų galima greitai uždaryti, kai kyla išsiveržimo grėsmė. Vos per kelias valandas visa gynyba gali būti pakeista, priklausomai nuo situacijos. Darbas nesibaigia net ir tada, kai išsiveržimas sustoja. Iš tikrųjų, būtent tada prasideda naujas analizės etapas. Mokslininkai atnaujina savo kompiuterinius modelius. Jie nustato, kur tekėjo lava,
kur barjeras buvo efektyvus, o kur jį reikėjo paaukštinti. Ir kur reikia statyti naują gynybą, po to visas procesas kartojamas iš naujo. Kai įvyksta naujas išsiveržimas, vėl atliekama nauja analizė, nauja statyba. Dar vienas koregavimas. Tai yra nuolatinė kova, kuri gali trukti labai ilgai. Gera žinia ta, kad pasak Islandijos valdžios institucijų pranešimų, daugelis jų prognozavimo modelių buvo veiksmingi. Kai kuriais atvejais kompiuterinė simuliacija beveik tiksliai sutapo su tikruoju lavos keliu. Dėl to jie galėjo greičiau priimti sprendimus, kur siųsti sunkiasvorę techniką ir kurią užtvarą reikia paaukštinti. Tačiau, kad ir kokia pažangi būtų technologija, vis tiek ateina momentų, kai reikia rinktis. Ne viską galima išgelbėti. Vienas aiškiausių to pavyzdžių yra Mėlynoji lagūna. Tai viena garsiausių turistinių vietų Islandijoje. 2024 metų pabaigos išsiveržimų metu lava pasiekė kai kurias jos apylinkių dalis. Buvo vietų, kurios buvo paaukotos tam, kad būtų išgelbėta svarbesnė infrastruktūra. Pasak Reuters ir Islandijos valdžios institucijų, pagrindinis naujų barjerų tikslas yra apsaugoti geoterminę elektrinę ir pagrindinius pastatus. Automobilių stovėjimo aikštelė nėra prioritetas. Automobilius lengviau pakeisti nei prarasti geoterminę elektrinę, kuri tiekia energiją daugybei žmonių. Tai rodo, kad nelaimės metu reikia priimti sunkius sprendimus. Ne visą turtą galima išgelbėti. Tačiau yra viena problema, kurios nesustabdys net aukščiausia užtvara. Kai naujas plyšys atsiveria tiesiai po miestų, tai yra didžiausias visų gynybų apribojimas. Jei magma tiesiogiai pakyla po namais ir keliais, jokia užtvara jos nesulaikys. Štai kodėl Islandijos pasirengimas nėra sutelktas vien į užtvarų statybą. Jie taip pat nuolat tvarko visą savo infrastruktūrą. Jie planuoja perkelti kai kurias elektros perdavimo linijas į saugesnės vietas. Kai kurie vamzdynai yra palaidoti tvirtose uolienose. Kai kurie pagrindiniai keliai buvo perprojektuoti taip, kad būtų lengviau turėti alternatyvius maršrutus išsiveržimo atveju. Tobulėjant technologijoms, tyrėjai taip pat naudoja dirbtinį intelektą, kad greičiau rastų alternatyvas. Tobulėjant technologijoms, tyrėjai taip pat naudoja dirbtinį intelektą. Tai yra milžiniški duomenų kiekiai iš palydovų, GPS stočių, seisminių jutiklių ir didžiausias apribojimas yra tas, kad net ir su visa šia informacija negalima tiksliai numatyti kito išsiveržimo, tačiau tai padeda greičiau pastebėti galimus išsiveržimo požymius. Tačiau tai padeda aptikti dėsningumus, kurių žmogus galbūt iš karto nepastebėtų. Kadangi Islandijoje dažnai vyksta tokie įvykiai, daugelis šalių ieško alternatyvų. Pasak vulkanologų ir nelaimių ekspertų, retai istorijoje pasitaiko, kad šiuolaikinė šalis turi gyventi nuolatinės vulkaninės krizės sąlygomis, tuo pačiu metu toliau palaikydama savo ekonomikos ir miestų veiklą. Jei Islandijos veiksmai bus sėkmingi, tai gali tapti pavyzdžiu kitoms šalims, kurios ateityje susidurs su aktyviais ugnikalniais. Tačiau galiausiai aiški viena tiesa. Žmogus niekada nesugebės sustabdyti Žemės judėjimo. Mes negalime sustabdyti tektoninių plokščių. Mes negalime įsakyti magmai sustoti. Viskas, ką galime padaryti, yra tyrinėti gamtą, suprasti jos perspėjimus ir naudoti mokslą, kad sumažintume žalą. Tūkstančius metų Islandija formavo ugnis, kylant iš planetos gelmių, ir panašu, kad tai greitų metu nesibaigs. Kol tęsiasi naujas Reykjanes ugnikalnių ciklas, Islandija susidurs su iššūkiu, kuris gali trukti ne tik keletą metų, bet ir daugelį dešimtmečių. Tai nėra paprasta istorija apie ugnikalnį. Tai pasakojimas apie šalį, kuri kasdien bando susidoroti su viena galingiausių gamtos jėgų. Ir su kiekvienu nauju išsiveržimu vėl ir vėl įrodoma viena tiesa. Žmogus negali kontroliuoti Žemės. Tačiau su mokslo, pasiruošimo ir teisingų sprendimų pagalba galime išgelbėti daugiau gyvybių, kol pasaulis, kuriame gyvename, toliau juda.